Sveiki, šiandien parodysiu, kaip reikia padaryti nematomą folderį. Kitose tutorialuose mačiau, kaip galim padaryti, bet jie ten dažniausiai parodo, kaip pakeisti pačią piktogramą į nematomą, bet taip kažkaip nemanau, kad kažkam tai reikalinga. Kiekvienas pats gali susirasti ir pasidaryti. Na, aišku, būna žmonių, kurie nežino, bet vis tiek, karočiui. Va, turiu savo folderį. Aišku, jis čia jau, nežinau, kokį senumą. Karočiui, senas, žiauriai. Ir tiesiog šiandien užklupau ant jo ir galvojau, gal padarysiu ir parodysiu. Karočiui, žiūrėkit. Sukuriam naują folderį. Spaudžiam Alt ir rašom, prilaikom Alt ir rašom 0,160 ir paleidžiam jo ir Enter. O dabar pakeičiam piktogramą. Gerai, kur čia yra? Kažkur čia. Ne, čia turbūt. O, gerai. Ir visai nematomas. Tai tiek, laikinkit, subinkit, komentuokit, davai. Ai, dar pamiršau paminėti, kad skaičiukus reikia rašyti su tomis knopkėmis, nes su tomis man kažkodėl tai neveikia. Nežinau, kaip ten jums veiks, neveiks, karočiui.